Kągi, labas vakaras visiems, mano vardas Valentinas, aš alkoholikas. Labas, Valentinai. Dėkuoju už galimybę pasidalinti. Stengiuosi nuo tų laikų, kai pradėjo eiti žingsniais mane globėjas išmokė, kad jeigu kas prašo pagalbos ir pasidalinti ar panašiai, tai niekada nesisakyti, jeigu tik tai yra galimybė. Tai va tos taisyklės laikausi ir dėkingas, kad turiu tokią galimybę jūsų grupėje pasidalinti. Tai turbūt nežinau, nuo ko čia pradėti, visi kažkaip tai pradeda, kiek girdėjau, tų pasidalinimų, daugybė pasidalinimų, nuo kada ir kaip pradėjo su smulkmenom, paragavo pirmą kartą alkoholio ir panašiai. Aš atvirai pasakysiu, kad aš neatsimenu to dalyko, kiek bandžiau įtemptai galvoti ir prisiminti, kaip mano globėjas sako, ne pieną gėrim ir nesultis, taip kad alkoholis vis tiek kažkokių tai negerų dalykų pridarė su mūsų organizmu, kaip benorėdamėm, kaip mus Dievas besaugotų, bet ta liga yra tokia. Tai vat, neprisimenu aš tiksliai, bet vieną dalyką gerai atsimenu, kad alkoholis, kada paragavau, nežinau, bet būtent poveikį to alkoholio, tai atsimenu gerai. Tai, kad galbūt kaip ir daugelis vaikų, paauglių, aš tai greičiausiai paauglystėje kažkur, gal vaikystėje, bet tai buvau toksai susikaustęs, nedrasus, kuklus, o kaip vėliau einant žingsniais supratau, kad tiesiog bailys buvau ir vat, alkoholis iš karto vat, tokį poveikį padarė ir viskas tas atrodo kažkaip tai išgaravo ir pasidariau drausesnis ir kalbėti ir bendrauti ir elgtis drąsiau kažkur tai. Tai vat, alkoholis išlaisvino mane nuo to susikaustimo ir kai jisai dingdavo, tai yra praeidavo, vėl atsiduodavau toj būsenoj. Ir vat o ta būsena man patiko, aš drąsus, savim pasitikintis ir panašiai. Tai aš visą laiką stengiausi, bent jau pradžiai kažkaip tai siekiau tos būsenos ir ta būsena nebūdavo to alkoholio per daug, bet visą laiką užtekdavo, atrodo, liktai nedaug. Ir ta būsena atsirasdavo ir viskas gerai. Augau šeimoje tokioj darbininkų, taip kad tėvelis, negaliu pasakyti, ar buvo alkoholikas ar ne, bet išgerdavo ir tikrai nemažai ir visaip ten būdavo. Mama visiškai nevartojo alkoholio, absoliučiai, vos pamirkydavo per kažkokias šventes, vos pamirkydavo lūpas ir skrostai išrausdavo, labai gražiai dainuodavo, tokie prisiminimai iš tos vaikystės. Tai vat kągi, o alkoholis mane lydėjo, kai dabar prisimenu, tai kai pradėjau nagrinėti savo gyvenimą, būdamas anoniminis alkoholikas, rašydamas, atsakinėdamas į klausimus, tų užduočių, tai kad alkoholis lydėjo mane visą gyvenimą, daugiau, mažiau, pradžioj kažkaip tai, bet jisai pastoviai buvo mano gyvenime. Aš sovietmečio žmogus, augau tais laikais, kai apie dabartinę padėtį net minčių nebuvo ir svajonių nebuvo, kad bus kažkada tai laisva mūsų lietuvėlė ir iš viso, kad mes būsim laisvi, galėsim judėti ir panašiai. Tai vat, o tuo laiku visi gėrė, bet kokiom progom. O jeigu ir nebūdavo progų, tai prisigalvodavom progų. Tai ir kosmonautiko dieną šventėm, ir metalurgo, ir alpinisto, nors niekad gyvenime nebuvęs kalnuose, bet šventėm. Taip jau buvo priimta. Tai vat, mokiausi, po to įstojau į technikumą,
technikumą užbaigiau, sportavau nemažai, bet alkoholis visą laiką būdavo. Per išeiginės ir laukdavau tų išeiginių, vat išeiginės ateina, tai yra savaitgalis, kažkokios progos prisigalvodavau. Bet nebuvo tokių nusigerimų iki sąmonės netekimo arba be atminties. Tai yra, pakankamai, būdavo ir nemažai alkoholio, bet tokių situacijų, kad neprisiminčiau ar nepareičiau namo, nebuvo. O kai užbaigiau jau mokslus, technikume įstojau į Vilniaus, tada buvo inžinerinis institutas, Visiukai, tai vadinami. Ten, kur nėra praktiškai nebuvo konkurso, tai yra specialybė man buvo nelabai svarbu, taip kaip ir technikumai lygiai taip pat. Jau tais laikais aš kažkaip tai tingėjau ir mokytis, bet kažkaip sekėsi viskas formaliai, ir diplomą apsigyniau, ir teisės tada išsilaikiau. Pirmą kartą turėjau motociklą, kurį praktiškai užsidirbau po pamokų, pats, tėvelis dadėjo pinigų, bet pats užsidirbau. Tai va tokia buvo preliudija, kaip sakoma, prieš tą jau rimtesnį gerimą. O gert pradėjau rimčiau, tai jau kai baigiau technikumą, įsidarbinau, mane neėmė dėl sveikatos, pilnapadiškumas pripažino, neėmė į tarybinę armiją, bet galiausiai taip jau aš galvojau, kad ir visiškai nepaims, tai aš išėjau į kariuomenę, į tarybinę armiją, tą sovietinę armiją, 21 metų, tai pakankamai vėlai, kai visi 18-19, aš maniau, kad ir nepaims. Čia susipažinau su savo būsima ir dabartinė žmona, jau ir padavėm pareiškimus ir panašiai, o kitą dieną sužinojau, kad toksai dalykas, kad padavėm pareiškimus, kitą dieną sužinojau, kad mane kviečia į tą armiją ir būsiu pakviestas, tai yra medkomisiją praėjau, nežiūrint į tai, kad prieš tai buvo verdiktas, kad netinkamas, pasidariau tinkamas, pasirodo ten kažką tai papurtė dėl korupcijos ir panašiai, ir jie ten visus pradėjo šukuoti, kaip gavosi, taip gavosi. Papuoliau aš tarnauti, o jau tada dirbau, jau turėjau darbą, pagal paskyrimą nevažiavau, susiradau čia kažkaip darbą, nes mano specialybė buvo tokia reta. Į ten, kur nebuvo konkurso, kaip minėjau, stojau, tai buvo NDI, naftos dujų įrengimai, vienintelė įmonė Mažeikių nafta, kur galėjau pritaikyti savo specialybės, bet aš nevažiavau taip toli nuo namų, išsisukinėjau, radau būdų, kaip paskyrimą gauti čia arčiau, prie namų, kad būčiau jau, kaip sakom, su savo mergina, su savo žmona, ir galvojau, čia kursi šeimą, kur aš čia važiuosiu. Bet taip gavosi, kad išėjau į kariuomenę tarnavau tokioj vietoj, netoli, irgi Latvijoje, aviacijai buvo to Spirito Morskojas plauk, ir tenais prasidėjo tas gėrimas toksai besaikis, ir pirmą kartą aš prisigėriau turbūt iki sąmonės netekimo, tai yra visiškai. Ir kažkodėl tai man buvo ir baisu po to, kaip atsipeikiau, bet ir tuo pačiu ir kažkoks tai toksai palaima tokia, kad aš atsijungiau visiškai kažkur tai nuplaukiau, visos problemos dingo ir viskas. Ir aš vėliau stengiausi būtent tą būseną pasiekti, tai yra gerdavau ne visą laiką, bet paskutiniu gėrimo laikotarpiu, gal tas paskutinis laikotarpis, gal kokių metų 15 tokio juodo gėrimo, tai aš stengdavausi tą būseną pasiekti, kadangi bėgau nuo problemų, bėgau nuo savęs, bėgau nuo realybės, tai yra norėjau atsijungti, tiesiog užsimiršti ir viskas. Tai grįžęs iš kariuomenės kažkaip tai šokom vestuvės, sulaukė mano žmona iš kariuomenės, kaip turi būti,
tais laikais vestuvės buvo 3-4 dienos, žmonių mažiausiai pusšimtis, daugiau netgi buvo, tai vat taip. Ir prasidėjo tas gyvenimas toksai vedybinis, viskas buvo gerai, bet gimė vaikas, tai yra dukra gimė ir čia prasidėjo, gal gyvenom labai ankštai, bendrabutė, 9 kvadratiniai metrai kambariukas, viskas vietoj, tualetas ne vonia, o praustuvė tik tai kolidoriukė, ant 2 šeimų, 2 kambarių būtas buvo toksai, sunkios sąlygos be abejo ir viskas tas, o čia dar vaikas, ant to palūtės, visa kita ir man pradėjau purtytis atsakomybės, tai yra viską užkroviau ant žmonos, o pats pasiteisinimas, kad reikia uždirbti pinigų, aš ėjau į garažus, remontuoti mašinas, atseit, taip ir buvo be abejo, bet ten be butelio neprasidėdavo, vakaras neprasidėdavo. Tai yra po darbo, ateinu dar namo, užvalgau, einu į garažus, ten tas mašinas tvarkom, remontuojam, be abejo prasideda nuo butelio, o paskui jau ir toliau, ir kartais būdavo, kad grįžti paryčiais, jau visiškai beveik girtas ir vėl eini į darbą ir va tokie taip prasidėjo nesutarimai šeimoje, pykčiai. Kuo daugiau pykčio, tuo daugiau aš tą visą skandindavau alkoholį ir taip labai stipriai pradėjau gerti. Paskui gimė antras vaikas, sūnus, ir iš viso ten kažkoks prasidėjo košmaras. Kažkoks laikotarpis buvo šiek tiek susilaikiančiai, susilaikiau, tai yra pradėjau statytis namą čia, kur ir dabar gyvenam. Ir va taip, bet vis tiek visą laiką tas alkoholis buvo. Ir kaip ir rašoma knygoje, ta liga yra tokia klastinga, kad jinai progresavo. Ar aš geriu, ar aš negeriu, ta liga progresuoja. Tai vat ir viskas kažkaip tai ėjosi, ne visai gerai, kartais geriau. Ir galų gale prasidėjo tie užgerimai jau su pratęsimu, su daugiadieniam. Ir aš buvau toksai buitinis alkoholikas. Aš porą kartų kompanijoje esu ten per kavinės kabakus prisigėrė ir ten jie įsivėlė ten į visokius nemalonumus. Per kažkokį stebuklą aš ten neužkliuvau niekur ir mane tas labai neramino. Aš galvojau, žodžiu, namuose gersiu, prisipirdavau alkoholio, išslasydavau kur įmanoma ir gerdavau. Ir va tos būsenos, kurias prašo knygoje ir aš išgyvenau tas visas būsenas siaubingas, kai galvoj darosi nežinia kas, neatsimeni kas buvo ir kaip buvo, kokias pasiekmes. Pasiekmes buvo siaubingos visokių pridaryta kvailysčių, skolų, teisių praradimai, mašinų daužymas, vienu žodžiu, girtas važinėjimas, tokie dalykai. Ir galiausiai prasidėjo tie etapai, kai geriau tiesiog, kad neišprotėt. Būdavo taip, kad geri, atrodo jau viskas, gana, jau savaitė, 2 šlovos nesikeldamas, viskas reikia. Ir, jau pats nebegalėjau, tiesiog nebegalėjau. Tai pradėjo žmona kviesti tais laikais į namus lašelinę statyti. Pirmą kartą atvažiavo gydytojas, pastatė lašelinę, ten kažkokių raminamų suleido, irgi taip pat nuplaukiau, man patiko. Bet tai tas neilgai, kai tik tai išsipagiriojau, grįžo tos mintis, vėl tas, kaip mums sakoma, kiniečių bendrabutis ir prasidėdavo vėl ta, tiesiog kančia ir beprotybė. Tai yra, kai supainėtos dienos su naktim, kai, atsimenu, vieną kartą aš šokau iš lovos, jau gėręs nežinau kiek, pašokau ir kažkas man stuktelėjo į galvą, pasižiūrėjau langą, dar tamsu,
iššokau, apsirengiau ir pro duris žmona, kur vėl mane laikyt, kur eini į darbą, taigi matai, kiek, o laikrodį pasižiūrėjau, kaip tik atitiko laikas ryto liktai. Žmona, kur tu, sako, eisi pas tave, sako, pasižiūrėk, ne rytas, o vakaras. Vienas dalykas, antras dalykas, senai tave iš darbo išmė. Tai va, taip, visiškas kontrolės praradimas, absoliučiai nepaisant. Ir vis tiek aš kažkaip tai maniau, kad visą laiką aš galiu pats, galiu sustoti, galiu kada nors vis va tokios išankstinės nuostatos. Daug kas siūlė man pagalbos, daug kas siūlė ir šeima, ir darbe, ir darbdaviai, ir viskas, bet aš tos pagalbos nepriėmiau. Aš buvau užsispyręs ir buvau įsitikinęs, kad aš pats. Ir va, po kelių tų lašelinių prasidėjo ligoninių etapas, tai yra pirma ligoninė buvo psichiatrinė ligoninė Naujas Vilnius. Ir irgi man ten patiko, ten ant vaistukų, nuramino nervus, susitvarkė viskas, tada neatsimenu, ar 20 dienų, ar kažkiek tai gulėjau, nes tada ilgiau laikė negu dabar. Viskas tvarkojo, viskas, bet kai tik tai atėjo tas laikas, kai turėjau išsirašyti namo, vėl užsivedė va tas galvoj, tas sukimasis, kaip bus, kas bus, ką dabar daryti, darbo nėra, pinigų nėra, skolų pilna ir va tas užsivedimas. Ir tiesiog, kad pabėgti nuo to, aš grįžęs ilgai neišlaikydavau, aš vėl pradėdavau gerti. Tai yra, alkoholis man buvo vaistas nuo mano tos ligos, nuo mano beprotybės, nuo to, kad neišprotėčiau tiesiog. Buvo netgi minčių savižudybės, bet kaip dabar pagalvoju, tai aš tiesiog bijojau nusižudyti, būčiau tikrai. Buvo toks momentas, kad galvoju, užmigsiu ir kad užmigsiu, prisigersiu, užmigsiu, kai daugelis girdėjau, kad prisigeria, užmiega ir neprabunda, miršta sapne, tokia lengva, gera mirtis, taip įsivaizdavau savo, tai kai kažkaip tai galvoju, ir pats nesikankinsiu, o svarbiausia, nekankinsiu šeimos, nors atvirai pasakius, aš tada apie šeimą visiškai negalvoju. Man buvo tik tai aš, man blogai, atstokit, aš juk nesmurtauju, aš nieko nedarau, jums nieko blogo nedarau, aš pats geriu, pats man bloga, o jūs ko prieksit prie manęs kimba. Va, tai aš papasakau tą epizodą kažkaip tai globėjus ir rimtai, ir jie yra nusijuokę, sako, sako, labai gerai savo galvojai, kad paimsi ir numirsi, sako, tu pagalvojai, jeigu tave, sako, ištiktų kažkoks infarktas, paralyžiuotų ar dar kas nors. Įsivaizduoji, kiek tu užkrautum ant šeimos savo, pats kiek būtum kankinęsis ir kiek šeimos, ir man tada tikrai pasidarė nejauku, kai pasikalbėjau, kai man atvėrė akis. Pradėjau suprasti, ant kiek šeima kentėjo, kiek aš kentėjau, tai čia dar palyginus aš prisigerdavau ir pabėgdavau nuo tas kančios, o šeima matė mane tokį ir kiek jiem buvo skaudu ir buvo toks momentas, kad ant tiek jau buvau davedęs savo to gerimų, kad žmona atėjusi vieną kartą pasakė, tu geriau, sako, nudviestum, sako, tai palaidotumėm ir žinotumėm, kur bent ateit, negu kad kažkur tai išeini ir neaišku, nesulaukiam dieną, dvi ir panašiai. Tai vat, baisi ta liga, baisi be abejo, ir jinai progresuoja, kaip ir rašoma knygoje labai tiksliai. Knyga tiesiog mane užbūrė, nes čia viskas apie mane, viskas, absoliučiai viskas. Tai yra netgi, jeigu ir nieko nedarai, situacija eina tik blogyn, niekada neina geryn. Tai yra buvo periodai, kai aš gulėjau, tai buvo kaip tik pirmas kartas, nepaminėjau, būtent psichiatrinėje ligoninėje, kai gulėjau Naujoje Vilnioje ir pasidalinau su gydytoju, kad negaliu pats sustoti, kažkaip nesigauna. Tai patarė man paimti ir užsikoduoti. Tai yra suleisti vaistus ir tiesiog
ant baimės, ant to dalyko, kad pats jeigu negaliu išsilaikyti, tai mane paklausė kuriam laikui, paklausiau, kiek laiko galima, sakė, metams ilgiausiai, tada kažkaip tai, kiek ilgiausiai metams, tai sakau, metams, tada mane suleido tos vaistus, viskas, ir aš šventai tikėjau, kad jeigu aš išgersiu, aš galiu, ten gali paralyžuoti, gali netgi galiu numirti, ir aš ant tos baimės laikiausi. Ir prasilaikiau aš ant tos baimės beveik 5 metus, ten kažkur be gabaliuko, bet kažkur taip, 5 metus. Bet per tuos 5 metus, nevartodamas alkoholio, nieko nedarydamas su savo tą ligą, aš tiek kvailysčių prikrėčiau, kad Jėzau, skolų prisidariau, ir ten šeima mano, tai iš viso ten buvo kaip konclagerė, tai yra, aš negeriu, kumščiu per stalą, aš negeriu, aš blaivas, klausykit manęs, ir tiesiog muštras buvo namuose ir panašiai. Ir galiausiai tas pirmos taurelės beprotybė, kaip pas mus knygai parašyta, aš neprisimenu, kaip aš atkritau po tokio ilgo laikotarpio praktiškai, tai globėjas pasakė, sako, tu pasiklaus pas žmoną, sako, jinai tikrai atsimins. Aš sakau, neatsimenu ir nepamenu. Tai pasiklausiau pas žmoną, žmona sako, taip, sako, buvo, aš puikiai prisimenu, sako, kaip dabar, kaip šiandien, sako, tai buvo nauji metai, vaikai jau suaugę, ten kažkur savo, o mes dviese, ir tai jau per tą negerimo laikotarpį nebe pirmi nauji metai, kai aš atidarydavau šampaną, palaistydavau pats nieko, viskas, o čia atidariau butelį šampano, įpyliau žmonai ir įsipyliau savo. Žmonos akis buvo kvadratinės, ir sako, aš labai pasiklausiau, kame reikalas, aš pasakiau atseit, kad aš jau viskas tvarkoju, žiūrėk, aš 5 metai negeriu, aš puikiai viskas tvarkoju, su manim viskas susitvarkė, jau žinau, kaip reikia, ką reikia. Bet pas ją tokia nuojauta buvo, kad, tragedijos tas nuojauta, sakė, tai aš išgėriau tą šampaną su tą viltimi ir su tą, kad aš pajausiu tą patį, kas būdavo paauglystėje, tenais jaunystėje, kai išgeri ir tas tas toksai, o išgeręs tą šampano užgerį aš nieko nepajaučiu absoliučiai. Aš tikėjausi kažkokio tokio, o išskyrus to kvapo burnoje ir viskas, netgi nepajaučiau jokio pokyčio. Tai yra, būsena visiškai nepasikeitė. Iš vienos pusės mane tai nuvylė, iš kitos pusės galvoju, 5 metai prabuvau, aš jau viskas tvarkoju, aš jau galiu. Ir kitas mano bandymas buvo butelį alaus, to labai lengvo, tada kažkaip pasirodė, anksčiau nebūdavo mano gėrimo laikotarpio, per tą laiką pasirodė kažkoks tai lengvas laipsnis, 2 laipsniai ir kiek to alkoholio. Išgėriau tą butelį, nieko. Tada rimtesnio alaus išgėriau, vėl nieko. Tai prašau, aš jau viskas galiu. Bet jau su to užgeriu šampano buvo ta paleista tiksinti bomba, ta uždėlsta veikimo. Tai yra, aš paskui šnapso, o šnapso kai paragavau, tai pasipylė pas mane, aš nežinau, aš pradėjau gerti, nežinau kokiais kiekiais ir kokių būsenų, anksčiau tokių nebūdavo, netgi iki ligoninės. Tai buvo katastrofa kažkokia. Paskui buvo tų pertraukų ligoninės, vėl psichiatrinė, vėl kažkur tai metai laikotarpio laikiausi nevartojęs, vėl atkritis, vėl ligoninė, vėl atkritis, taip. Bet pagalbos, bet aš vis dar tikėjausi, kad aš pats galėsiu išsikapstyti. Kažkokia tokia įkyri mintis, kad aš pats, aš kažkada tai rūkyti mečiau, o tai ką aš toksai negalėsiu susitvarkyti su šito dalyku. Deja, nepavyko man susitvarkyti pačiam, o priimti pagalbos aš niekaip negalėjau. Niekaip jokios pagalbos absoliučiai. Tai tie atkryčiai vis tankėjo, tai yra tos negerimo laikotarpiai trumpėjo, o atkryčiai vis ilgėjo užgerimai ir su dar stipresnėm pasiekmėm, kaip fiziniam, taip ir
ir materialiniam, ir panašiai. Ir koks paradoksas, kad, atrodo, geri savaitė, 2-3 juodai, nežinia, iš kur tas alkoholis atsiranda, kas jį atneša, tenai skambindavau, draugai išklapstyta namuose kažkur randu, jeigu nėra, tai ant kelių žmonos kauliui, numirsiu, duok išgerti, tai kad atsikratyti jau įpildavo, tik tai atsikabink. Ir vat kokia lygos simptomai kokie, tai vat atrodo, fizinė būsena, negeri savaitę, paskui 2 jau po šito, jau pradedi kažkiek tai valgyti, kažkiek tai jau pradedi ten sriubytės šio to, jau atrodo, fizinė kūnas jau atsistato, bet tada vat paradoksas įsijungia ta psichinė, tai yra galva, tada vat prasideda vėl ta kančia, ta dvasinė kančia tokia, kad neįmanoma. Ir vat, kad ją užgesinti vėl reikėdavo griebtis alkoholio. Tai yra, jis buvo vaistas nuo mano ligos, nuo išprotėjimo. Ir galiausiai aš jau prieš ateinant į anoniminius alkoholikus, aš jau buvau supratęs giliai širdyje, kad aš pats nesusitvarkysiu. Bet jau buvau paleidęs viską, kaip ir sakiau, likimo valiai, mirsiu, tai mirsiu, gersiu tiek, kiek jeigu mirsiu, tai mirsiu ir viską. Ir eilinį kartą papuolęs į ligoninę, tai yra į Gerosios Vilties priklausomybės ligų centrą, narkologinis. Man tai buvo pati baisiausia ligoninė, aš galvoju, jeigu aš ten papulsiu, o iki to jau buvo dar tenais ir Lazdynų ligoninė, ten detoksikacijos skyrius ir daugybė ir privačių ligoninių ir ten, nežinau, šamanai ir viskas, bet viskas tai buvo inicijuojama mano šeimos. Aš pats savo noro tik tai sutikdavau, kad atsikabintų, bet jokios vilties, kad ne vilties, bet jokio noro kažką tai daryti nenorėjau. Tiesiog nesiėmiau ir jau. O po tų visų ligoninių daugybės jau aš netikėjau, kad kažkas man gali padėti. Tiesiog buvau jau nusivylęs, o pats jokių žingsnių nesiėmiau tam, kad susitvarkysiu su tuo. Tai vat, galų gale po eilinio užgėrimo nuvežė mane į ligoninę, į tą narkologinį. Aš jo bijojau kaip velnias kryžiaus. Aš galvojau, viskas, jeigu aš ten papulsiu, tai iš ten jau aš jau viskas jau arba pirmin kojam, arba visiškai iš mane žmogaus nebus. Bet vat kaip Dievas turi humoro jausmą, kaip tik ten. Aš girdėjęs apie anoniminius alkoholikus kažką tai kažkur tai, kad yra tokie, bet ką jie daro, kur jie daro, kuo užsiima. Žalio supratimo neturėjau, bet buvau giliai įsitikinimas čia ne man. Anoniminiai ir alkoholikai ir dar anoniminiai, toks tas derinys žodžių man buvo kažkoks nesuprantamas, kažkur pasislėpę, geria, negeria, ką jie ten veikia. Bet buvau įsitikinęs, kad čia ne man. Man nepadės ir man nieks nepadėjo. Tai vat. Ir atvežė mane į ligoninę eilinį kartą, tikiuosi, kad paskutinį. Tikiuosi, niekada sako, nesakyk niekada. Tai vat, ir ten būtent mane pridavė šeima, kaip aš suprantu, nors jie atvirai nesako ir iki šiol, bet jau aš buvau antiek nusibodęs savo to gerimu, kad pailsėt nuo mane. Eilinį kartą, tai vat, nuvežė. Ir vat ten įvyko tas stebuklas, Dievas atsiuntė žmonės, aš nežinau, anksčiau jie vaikščiodavo anoniminiai, nes aš nė karto nesusidūręs. Pirmą kartą susidūriau būtent šitoj ligoninėj, narkologinėm atėjo žmonės iš A ir dalinosi savo patirtimi. Aš netikėjau, kad čia jie alkoholikai, man visiškai jie alkoholikus nepanašus buvo, bet jie kalbėjo, pasakojo ir dalinosi būtent tais išgyvenimais, tom būsenom, kurias aš esu išgyvenęs. Ir, nenorėjau aš tikėti, nenorėjau, kaip sakoma, bet atėjo vieną kartą, atėjo antrą kartą ir galiausiai kažkas, ir dar būtent foje pas mus kabėjo mūsų ramybės malda koridoriuje,
aš kažkaip tai pirmą kartą, nežinau, ar aš skaitęs ją, ar girdėjęs ją anksčiau, nors aš visą laiką buvau prie bažnyčios, su bažnyčia. Bet tos maldos liktai negirdėjęs ar nematęs, ir man taip užstrigo ta malda, ir dar tuo labiau, kaip jie pasidalino, kad ta malda yra skaitomas prieš susirinkimą ir po susirinkimo, ir va tas Dieve, suteik man ramybę susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos keisti, ką galiu pakeisti, ir išminties tą skirtumą suprasti, tebūnie ne mano tavo valia. Tai aš kažkaip tai man, toks įspūdis, kad kažkas kamščius įtraukė ir sausų. Ir aš kažkaip supratau, kad aš visą gyvenimą elgiausi kitaip. Aš visus norėjau pakeisti, viską pakeisti norėjau, nors negalėjau to padaryti, bet norėjau ir keičiau ir šeimą, ir porą, ir politikus mintise, ir visą kitą. Bet ką galėjau pakeisti, tai yra užbaigti mokslus ir visą kitą aš nenorėjau, tingėjau, man buvo nepatogu, tokie dalykai atsivėrė, o apie ramybę pas mane iš viso, aš nežinojau, kas tai yra ramybė. Aš visą laiką, visą gyvenimą bėgau, dirbau, man pinigai uždirbti, kažką tai turėti, toksai, visą laiką bėgom. Jeigu ir poilsiai kokie ar ką, tai visą laiką su alkoholiu ir su didžiausiam, kaip sakoma, pjankim. Tai čia man kažkaip atsivėrė tas ausis, ir pirmas dalykas, ką aš padariau, nežinau kodėl, bet netikiu, tikiu, tikrai šventai tikiu, kad čia tik tai Dievo veikimas. Tai yra, aš nuėjau, kai buvo galimybė išeiti jau iš ligoninės, eiti į miestą, tai aš pasiėmęs tą lapuką, nuėjau į pirmą susirinkimą. Man ten irgi labai nepatiko, kažkodėl tai nežinau, man toksai įspūdis, dar pilnas vaistų, aš buvau ant tiek įsekęs, kad aš vos vaikščiojau, mane už parankių vedė kolegos iš ligoninės iki to susirinkimo, iki grupės, ir aš atėjęs į grupę, man toksai įspūdis sudarė, kad visi kažkokie čionais aktoriai susodinti, ar gydytojai, ar psichiatrai, nežinau, visi jie kažkaip tai bando kažką tai įteikti, kažką tai, lyga taip veikia, toksai iš ankstinės nuostatos, nors. Tai ir antrą kartą aš jau pasiėmęs lapuką, kur grupėse yra susirinkimai, kur Vilniuje grupės kokios, aš maždaug prisimečiau, kad kur man arčiau namų, porą grupių, kurios arčiau namų pasižiūrėjau, bet antrą kartą, kai ėjom, kažkodėl tai mes nuėjom tokią grupę, kuri dabar yra mano namų grupė, visiškai nepalankiai man, bet tiesiog nuėjome į ją, ir ten tikrai aš labai daug išgirdau apie sveikimą, apie irgi dar kažkaip tai maniau, kad tenais kažkokie sėdi persirinkėliai, aktoriai ir panašiai, tokios mintys, bet žmonės kalbėjo, tikrai kalbėjo apie tai, ir kad yra išeitis. Nelabai aš tikėjau, kad skaitant kažkokią knygą be vaistų, be nieko, ir galima mesti gerti, tiesiog aš norėjau mesti gerti, labai norėjau mesti gerti, bet jau nebegalėjau. Tiesiog nebegalėjau, tai buvo mano vaistas nuo mano išprotėjimo arba nuo savižudybės. Tai apie ramybę aš iš viso nesupratau, o atėjus būtent į susirinkimus, pradėjus lankyti tos susirinkimus, kai išėjau iš ligoninės, pirmoje eilėje ėjau į grupę, lankiau susirinkimus, buvo siūloma įsigyti knygą, išgirdau apie tos žingsnius mūsų, apie 12 žingsnių programą, nieko nenusimaniau paklausti, kai visas bijojau, gėda buvo, sėdėjau kamputėje ir klausiau. Noriu dar pasakyti, paminėti, kad mano draugystė su alkoholiu buvo gana ilga, virš 40 metų, paskutiniai 15 metų juodo gėrimo. Ir pagal tą principą
kaip rašoma pas mus knygoje, sudėliota ta mūsų lyga etapais tokiais, tai alkoholis draugas, alkoholis priešas ir alkoholis valdovas. Tai aš visas tas pradžiai jis buvo man draugas ir ilgą laiką jis mane išlaisvino, išvadavo nuo tų visų mano susivaldymų, susikaustimų, o galiausiai jis pasidarė mano valdovu, nes aš nieko negalėjau daryti be alkoholio. Tai yra, jis mane tampė kur nori, kur tik tai buvo galimybė, ten aš ėjau, ieškojau jo, jis man buvo valdovas, tiesiog grinas valdovas. Tai vat, tokios paskutinių gerimo metu tokios buvo dvi didžiulės baimės. Tai, kad aš atsigulęs vakaras, kai ateidavau, aš labai bijojau vakaro. Vakaras ateina, aš atsigulu, aš užmigti negalėdavau visiškai. Aš be alkoholio neužmigdavau. Tai yra, man buvo didžiausia baimė. Aš prisipirdavau, prisislapstydavau ir taip, kad užtektų. Ir antra baimė, kad nubūsiu ir nebus alkoholio, kad aš vėl neišprotėčiau. Man reikėjo bent jau pradžiai išgerti. Tai vat, prisislapstydavau visur, nerasdavau paskum, neatsimindavau kur, siaubingos būsenos. Tai vat, laiko mažėja, tai vat pagrindinį dalyką turbūt nenupasakojau, tai kad kas prasidarė atėjus į anoniminius alkoholikus, tai yra paimti knygą, skaityti, lankyti buvo siūloma, aš viską tą dariau. Ir galiausiai buvo siūloma visą laiką, kad reikia pasiprašyti globos, nes pačiam tos žingsnius praeiti, vargiai ir pavyks. Dievas man labai aiškiai parodė, kad, turiu tą padaryti, susikaupiau, labai bijojau, labai nenorėjau, bet priėjau prie žmogaus ir pasiprašiau globos. Visiškai ne pas tą, kurį buvau nusimatęs, atvirkščiai pas tą, kurį galvojau, kad tikrai ne ir jokių būdų ir iš jokius pinigus. Kai jau buvau nusprendęs prieiti pasiprašyti globos, ėjau pas tą žmogų, pas kurį buvau nusimatęs ir priėjau prie šito žmogaus. Aš nežinau, kažkoks užtemimas proto, aš tik to galiu paaiškinti, kad Dievas nuvedė ten, kur reikėjo, net ten, kur aš norėjau, kur reikėjo. Pasiprašiau pas tą žmogų globos ir vat, prasidėjo tas mūsų ėjimas žingsniais, skaitimas knygos, rašymas, atsakinėjimas į klausimus, nagrinėjimas savo gyvenimo ir panašiai. Ir vat visi, ta pirma dalis, vat pirmo žingsnio pirma dalis, prisipažinome, kad esame bėgi prieš alkoholį. Taip pas mane buvo jau toks jausmas ir susidėliojęs. Tiesiog mačiau, kad aš negaliu susitvarkyti, bet kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Aš kažkaip dar ilgą laiką abejojau ir nelabai tikėjau, dar buvo šeima, nors beveik išsiskyrė, buvo namas dar nepragertas, nors praktiškai teisės, mašinų, viskas, darbo neturėjau nieko. Tai vat, o vis dar negalėjau patikėti, kad gyvenimas nevaldomas. Tolimesni žingsniai parodė, kad tikrai gyvenimas nevaldomas. Reikėjo parašyti 150 pavyzdžių savo gyvenimo nevaldomumo. Aš galvojau, kad išprotėsiu. Aš parašiau žymiai daugiau, atsisėdęs, nežinau, pieštukas tušinukas pats važiavo, Dievas už rankos vedžiojo. Prisiminiau visus tos dalykus. Tai vat, ir toliau ėjimas žingsniais buvo jau pradžioje, aišku, baisu ten buvo ir tas 9 žingsnis atrodo, ir tuo labiau, kai globėjas dar pasakė, kad viską, ką sužinosi ir ką perimsi tą patirtį, turėsi perduoti dar kitam alkoholikui, galvojant, blecha, čia man tik tai pačiam, kad kažkaip tai išsikapstyti, o čia dar kažkam tai perduoti. Tai vat viskas tas susireguliavo, susidėliojo, einant žingsniais nuosekliai ir kaip sakoma, pasveikta disciplinuoti, neprotingi, neturtingi, o disciplinuoti. Tai va disciplinos reikėjo, man reikėjo būtent tokio globėjo, kuris mane taip užkritų ir užpakalis spardė. Judink bulkas ir visą laiką tampė mane visur į susirinkimus, į kitas grupės, į ligoninės dalintis ir visą kitą. Ir pramušo. Ir pirmas dalykas, ką aš pastebėjau, tai
Tiesa, dar nepaminėjau, aš ilgą laiką dar sėdėjau ant antidepresantų, ant raminamųjų ir su alkoholiu buvo. Tai tokia bomba buvo, kad, nu, visiškai stogą rodė. Tai vat kažkaip tai visiškai nušokau, aš gal 3 ar 4 metus sėdėjau ant tų raminamųjų. Nušokau nuo jų visiškai kažkaip tai ir atsirado ramus miegas. Tai yra, aš melsdavausi, atsigulęs ir užmigdavau. Ir atsikeldavau ryte, pailsėjęs ir be jokių baimių, be nieko. Tai vienas dalykas, ką pastebėjau iš pradžių, beeinant žingsniais, tik pasiprašius globos. Ir antras dalykas, ilgą laiką nekreipiau dėmesio, bet visi dalinasi, o dingo noras, pas mane to noro nebuvo, man buvo poreikis, dingo tas poreikis alkoholiui. Tai čia stebuklas, kurio aš, nu, kitaip kaip Dievo veikimo paaiškinti negaliu. Daugybė žmonių norėjo man padėti, bet niekas negalėjo. Tai vat, čia, kur yra, kaip tai veikia, yra labai aiškiai parašyta, mes buvome alkoholikai ir negalėjome tvarkyti savo gyvenimą. Tikrai negalėjau tvarkyti. Gyvenimas buvo kažkoks tai, nežinau, palaida bala jau visiškai ir nevaldomas. Veikiausiai jokia žmogiška jėga negalėjo išvaduoti mūsų nuo alkoholizmo. Taip, man daug kas bandė padėti ir norėjo, ir nuoširdžiai, bet niekas negalėjo padėti. Ir tai galėtų padaryti Dievas, jeigu į jį kreipsimės. Taip ir buvo. Tai vat, laikas mano jau į pabaigą. Ką paminas, sakiau, kad mane alkoholis išvadavo nuo tų mano visų susikaustimų, visko, po to jis tapo mano valdovu, o Dievas per žingsnius, per mūsų tą programą mane išlaisvino nuo šitos beprotybės. Tai tiek turbūt, geriau atsakysiu į klausimus, jeigu bus tokių klausimų, kad ir nepatogus, tai ačiū dar kartą už galimybę pasidalinti. Kai visas galvoju, neturėsiu ką pasakyti, bet kai užsivedi, tai sustabdyti paskum sunku. Ir pagrindinius gal dalykus netgi pamiršau išvardinti, bet tikiuosi, kad bus klausimai esminiai, tai atsakysiu, jeigu galėsiu.